Pastaruoju metu labai dažnai kyla klausimai susiję su transporto priemonės ir priekabos vilkimu, kada iš tikrųjų atsitinka įvykiai, kai priekaba užkabina kitą transporto priemonę ir tada kyla klausimas, kas iš tikrųjų atsakingas. Nes būna tokių situacijų, kada priekabos ir transporto priemonės savininkai yra skirtingi ir jos yra skirtingai apdraustos. Bendras principas yra toksai, kad jeigu mašina, kuri vilko priekabą, užkabino ir velkant nebuvo nutrikusi jungtis arba panašiai, tai atsako velkamosios priemonės savininkas, tai yra galioja tos transporto priemonės, kuri vilko priekabą draudimas. Kita vertus, jeigu situacija yra tokia, kad dėl kažkokių tai priežasčių jungtis nutruko ir priekaba arba tai, kas buvo traukiama, padarė žalą, tai šiuo atveju jau galioja draudimas priekabos arba vilktos transporto priemonės.